gerai, tai lauksim. Simai! Ką? Svečiai bus už pusvalandžio. Sveiki, su jumis kanalas Presas ir žvakės. Sveikuoliški patiekalai jūsų romantiškiams vakarams. Jeigu jūs netikėtai užklupo svečiai, o jiems pasiruošti turite tik pusvalandį, Atminkite, kad be alyvuogių ir pjaustyto sūrio yra daugybė kitų sveikų, greitai paruošiamų užkandžių. šiandien jūsų dėmesį išskirtiniai 3 sveiki užkandžiai per pusvalandį. O būtent grill pievagrybiai, daržovių ryšulėliai su jogurtiniu padažu ir sveiki lašišos su špinatais sumuštinukais. Jeigu nenorite praleisti mūsų receptų, prenumeruokite mūsų kanalą ir spauskite mygtuką patinka po šio video. Jeigu neturite elektrinio griliaus ir pievagrybius kepsite orkaitėje, pradėkite nuo jų. Bet geriausias eiliškumas, kad jūsų patiekalai būtų kuo šviežesni, yra toks, kaip parodyta mūsų video. Taigi, gaminsime 4 asmenų kompanijai ir pradėsime nuo lašišos sumuštinukų. O jiems mums reikės sūdytos arba marinuotos lašišos 100 gramų, ruginių duonos traškučių apie 100 gramų, čia yra pusė pakelio, tepamo Filadelfijos sūrio, išnaudosime taip pat apie 100 gramų, špinatų papuošimui, krapų, citrinos ir dantų krapštukų. Duoniukus supjaustome kvadratėliais. Užtepėme duoniukus sūriu, Filadelfija, ir ant kiekvieno duoniuko padedame po gabaliuką lašišos. Susuksime špinatų lapukus ir smeigtuku juos prismeigsime prie sumuštinuko. Dėl įvairovės, kad vaizdas būtų lėkštėje spalvingesnis, kas antrą sumuštinuką papuošime citrinos gabaliuku. Sumuštinukus apibarstome pasmulkintais krapais ir štai turime tokį estetiškai labai gražų ir sveiką užkandį. Špinatuose yra daug mineralų ir vitaminų, o lašišoje daug omega-3 gerųjų riebalų ir baltymų. Dabar pereiname prie antro užkandžio – daržovių ryšulėlių su padažu. Juk sėdint prie stalo visą laiką kyla noras kažką kramsnoti. Tai kodėlgi? Tai negalėtų būti visiškai nekalti produktai – morkos ir agurkai. Taigi, mums reikės 100 gramų mažų morkyčių, 2 vidutinio dydžio agurkų, 1 paprikos, bet mes panaudosim tikriausiai ne visą, petražolės, kalendro arba svogūnų surišimui, o padažui 50 gramų graikiško jogurto, 2 stalo šaukštų citrinos sulčių, šiek tiek citrinos žievės, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus, druskos ir pipirų. Daržovės supjaustome vienodo ilgio juostelėmis. Tada paima po 1 gabaliuką kiekvienos daržovės rūšies. Iš petražolės arba kalendros padarome tokią juostelę ir jos pagalba perrišime šitą ryšulėlį. Į indą sudedame graikišką jogurtą. Tada įpilame 2 stalo šaukštus alyvuogių aliejaus. 1 ir 2. Tada įspaudžiame 2 stalo šaukštus citrinos sulčių. Įberiame šiek tiek druskos, truputėlį pipirų ir galiausiai viską išmaišome. Dar truputuką įdedame tarkuotos citrinos žievės ir pabaigiame plakti mūsų padažą. Dažnai abejojame, kaip pateikti daržoves, jei tai yra užkandžių stalas, nuo kurio būtų patogu valgyti rankomis. Štai jums išeitis. Atrodys estetiškai, valgysite rankomis,
o skonis bus kaip daržovių salotų su padažu. Periname prie trečiojo užkandžio – grill pievagrybių. Jums reikės 200 g pievagrybių, 2 stalo šaukštų aliejaus, 2 skiltelių česnakų, druskos, pipirų ir iešmelių. Taigi, nulupėme pievagrybius ir supjaustame per pusę. Susmulkiname česnaką ir nepamirštame iš anksto įjungti mūsų elektrinio griliaus, kad jisai įkaistų. Užmarinuosime pievagrybius. Pirmiausia, įpilsime alyvuogių aliejų. Tada subersime smulkintus česnakus. Pabarstysime druskos, pipirų ir viską išmaišysime. Pievagrybius sumauname ant iešmelių ir po truputėlį pradėsime juos kepti mūsų elektrinėme griliuje. Kepsime apie 3-5 minutės, priklausomai koks pas jūs grilius. Na, štai taip kepa mūsų pievagrybiai. Tačiau jeigu jūs neturite elektrinio griliaus, šitą patiekalą geriau ruoškite pirmoje vietoje, kadangi jeigu pievagrybius kepsite orkaitėje, tai užtruks apie 20 minučių. Na štai, visi 3 nuostabus, o svarbiausia figūrai nekenksmingi užkandžiai paruošti. Su jumis buvo Presas ir Žvakės, pasimatysime netrukus. O mes skubame pasitikti svečius.